Labas vakaras, klubo prezidentė, vakaras šeimininką, klubo nariai ir svečiai. Iš tikrųjų, šiandien kalbėsiu apie baimę. Ir tema, iš tikrųjų, gal taip nesirimuoti, labai tema. Nes šiandieną turėjau rodyti skaidrės, bet dėl techninių nesklandumų to padaryti nepavyks, todėl bijau dar labiau. Tai, ką aš norėjau šiandieną jums parodyti, pabandysiu perteikti savo žodžiais. Baimė. Dažniausiai mes bijome tai, ko nežinom, ko nesame paragavę, kas mums yra nepatirta, nepažinta, neparėta. Visi protingi studentai, mokslo žmonės, savo baigiamųjų darbų temas renkasi pagal tai, ką jie žino geriausia, ką jie išmano, ką jie suvokia ir supranta. Tai garantuoja ne tik gerą darbą, bet ir diplomą. Man dėja įvyko visiškai skirtinga situacija. Labai domėjausi religinę tematiką. Ir savo magistro darbą norėjau rašyti apie religiją. Tačiau niekas tiesiog nesirado žmogus, kuris vadovautų šiam darbui. Visi studentai buvo pasirinkę temas ir man liko vienintelė tema, kuris siejasi su jaunimo agresyvumu, su kultūromis, tai yra stabilų skinheadų tyrimas. Žinoma, aš, tiesą sakant, nieko nežinau apie šią subkultūrą. Nepažinau nei vieną skinheadą, bet aišku sutikau, nes diplomą man reikėjo. Susitikimų su komisija metu vis jausdavau tokį spaudimą keisti temą. Ir vis sakydavo, vaikeli, tu pasirinkai skinheadus? Taigi atvažiavo mergaitė iš kaimo ir susidomėjo vietiniais skinheadais. Šitas dalykas ir visas akcentuodavo, jūs dar gyva? O aš ieškojau intensyviai ir man žmoniškai sekėsi, nes mano kelyje pasirodydavo žmonės, kurie susiję su skinheadais, nors apie juos visiškai nežinau. Atsitiktinai priėjau prie politiko, kuris dalyvaudavo patriotinio pobūdžio renginiuose. Viskam pasakiau ir taip prasidėjo kelias į skinheadų tyrimą. Tiesa, baimių kilo tyrimo metu. Lietuva lietuviams, lietuviai Lietuvai. Šis šūkis glumino mane. Galvojau, kiek jis yra teisingas. Todėl apklausiau Lietuvos skinheadų subkultūrų pradininkus bei subkultūrų dalyvius šiuo ir kitais klausimais. Ir kągi, rezultate gavau tai, kad jie neakcentuoja ksenofobijos, o jiems šis šūkis asocijuojasi su visų Lietuvą mylinčių žmonių bendrumu, nesvarbu, kokia jų yra tautybė, kokia kalba jie kalba ir kur gyvena. Mano kalbos pabaiga, sakyčiau, būtų tokia. Nebijokime tai, ko mes nepažįstame. Nebijokime atidaryti durų, už kurių nežinome, kas mūsų laukia. Nes kartais prisiliesti prie to, ko tu nežinai, yra atradimas. Yra naujas pasaulis, yra nauji potyriai, yra tai, ko tu nesitikėjai, bet galbūt taip, kas tave pastumės į tolesnius projektus. Aš sėkmingai apgyniau savo magistro darbą, kurio gynimo metu taip pat dingo pusė skaidrių
Bet man pavyko gauti gerą pažymį ir tęsti studijas kitoje pakopoje.